Sveiki. Na, ar pastebėjote, kaip vaizdą įrašai tiesiog sprogo internete? Atrodo, kad visur, na, kur be pažiūrėsi, naujienų portalai, socialiniai tinklai, visur juda vaizdai. Tai jau nebe ateitis kažkokia, o, sakyčiau, dabartis, grina komunikacijos realybė. Būtent. Ir verslui tai, žinai, atveria tiek daug galimybių, bet ir iššūkių nemažai. Ignoruoti video šiandien, tiesą sakant, jau nebegalima. Tiesiog nebeįmanoma. Taip, todėl šiandien kaip tik ir pasigilinsim būtent į vaizdo reklamos pasaulį. Naudosimės įžvalgomis iš vieno straipsnio apie video reklamos augimą, jos ateitį, bandysim aiškintis, kodėl ji tapo tokia svarbi, kas dabar, na kaip sakoma, ant bangos ir svarbiausia, kaip verslo savininkai, ypač gal mažesni, gal galėtų praktiškai to pasinaudoti. Mūsų tikslai aiškos, konkretus patarimai. Tai gal ir pradėkime nuo esmės. Kodėl būtent video? Ne tekstas, ne paveikslėjai, kodėl jis dabar karaliauja? Pagrindinė priežastis, manau, slypi mumise pačiuose, mūsų įpročiuose. Visi tiesiog prilipę prie mobilių telefonų, ar ne? O juose informaciją vartojam, greitai, tokiais kąsneliais. Video formatas tam yra tiesiog tobulas. Per kelias sekundės gali perteikti emociją, papasakoti istoriją, net sudėtingą dalyką paaiškinti. Jis kuria tokį stipresnį ryšį. O verslui kas svarbiausia? Efektyviau skatina veiksmą. Ar tai būtų pirkimas, ar tiesiog didesnis įsitraukimas, komentaras, pasidalinimas. Veikia. Ir čia, žinai, toks įdomus momentas, pasirodo, kad tas stipriausias ryšys ar postumis veikti kartais sukuriamas per neįtikėtinai trumpą laiką. Kalbam apie 15 sekundžių. Tiesa, mažuliai klipukai. YouTube Shorts, jos diktuoja madas. Tie 15-30 sekundžių klipai yra, neįtikėtinai paveikus. Verslai tai jau suprato ir pradėjo taikyti vadinamąją modulio turinio strategiją. Modulio turinis? Įdomiai skamba. Vadinasi, ne tik kurti trumpai iškart, bet ir, kaip čia pasakius, strategiškai skaidyti ilgesnę medžiagą į gabaliukus. Taip, būtent. Skaidyti į logiškas trumpas dalis. O kaip tai galėtų atrodyti praktiškai? Paimkim pavyzdį. Tarkim, nedidelis verslas. Kepyklėlė kokia nors. Puikus pavyzdys. Įsivaizduokim nedidelę vietinę kepyklėlę. Sako, norim pristatyti naują sezoninį pyragą. Rudeninį kokį. Ką jie daro? Vietoj vieno ilgo, gal nubodoko pristatymo, jie sukuria seriją trumpų klipukų. 15 sekundžių. Skirtingoms platformoms. Pavyzdžiui, pirmas klipas. Reelsams ar Shortsams. 15 sekundžių. Fokusas tik vaizdas. Stambus planas, lėtai pjaunamas tas pyrago gabalėlis. Matosi ta drėgna tekstūra, gal garai kyla šiek tiek. Fone populiari, energinga muzika, kuri tuo metu ant bangos, tekstas ekrane minimalus. Naujiena, rudens skonis, kepyklėlės pavadinimas. Jokio balso, tiesiog vizualiai pagunda. Skamba gerai. Vizualiai patrauklu. Antras klipas. Gal labiau tiktų story formatui ar tiems patiems shortsams. Vėl 15 sekundžių, fokusas, procesas ir kokybė. Greiti kadrai. Šviežas slyvos krenta į dubenį, maišoma cinamonų kvepanti tešva, kepa orkaitei, galutinis apibarstymas cukraus pudra. Ir trumpas balsas už kadro. Tik iš šviežiausių rudens gėrybių. Paragauk šiandien. Pabrėžiama kokybė, natūralumas. Supratau. O trečias? Trečias klipas. Gal Reelsams ar TikTokui. Fokusas – socialinis įrodymas, žmonių reakcijos. Klientas, gali būti ir darbuotojas, bet turi atrodyti natūraliai. Ragauja pyragą, akis išsiplečia, šypsena, tokia nuostaba, tekstas ekrane. Tirpsta burnoje, sako mūsų ragautojai. Ir būtinai aiškus kvietimas veikti – CTA. Laukiame adresas arba rask mus soctinklo nuorodą. Esmė tame, kad kiekvienas klipas akcentuoja skirtingą dalyką – grožį, kokybę, atsiliepimus. Viskas lengvai suvirškinama telefone, skrolinant. Bet to, kas svarbu verslui. Taip. Tai leidžia testuoti, galbūt tas pirmas vizualinis klipas surinks daugiau reakcijų, nei procesą rodantis. O gal atvirkščiai, taip galima daug efektyviau paskirstyti reklamos biudžetą. Matai, kas veikia, o kas nelabai? Tai išties labai detalus ir svarbiausia praktiškas pavyzdys. Super. Bet dabar klausimas, kaip ta kepyklėlė ar bet kuris kitas verslas gali pamatuoti, ar šitie trumpi blyksniai duoda realios naudos, ar tai ne tik patiktukai ir peržiūros. Čia turbūt jau reikia duomenų, analitikos. Neabejotinai.
Duomenys čia yra, viskas. Be jų tiesiog spėliojimas. Įrankiai kaip Google Analytics. Jis seka, ką lankytojai veikia svetainėje po to, kai pažiūrėjo video. Arba pačių platformų analitika. Ypač, sakyčiau, Google Ads konversijos stebėjimas. Tai leidžia matyti daug daugiau nei tik peržiūras. Galima stebėti įsitraukimo rodiklus. Kiek laiko žiūrėjo, ar žiūrėjo iki galo. Kuriame klipe žmonės užstringa ilgiau. Ir svarbiausia konversijos. Kiek žmonių realiai atliko tai, ko norėjom. Paspaudė nuorodą į svetainę. Užpildė formą. Paskambino. Tai leidžia sprendimus daryti ne iš nuojautos, man atrodo šitas klipas geras, o remiantis šaltais faktais. Taip, tai jau profesionalesnis požiūris. Suprantama. O žvelgiant truputį į priekį, kokie vėjai pučia vaizdo reklamos lauke? Kas dar ateina, ko galime tikėtis? Dirbtinis intelektas AI. Jis ne tik padės automatiškai rodyti reklamą dar tiksliau parinktai auditorijai, kaip pavyzdys su kepyklėle rodyti pyrago reklamą tik tiems, kas gyvena ar dirba netoliese. Bet AI galės ir optimizuoti pačius klipus realių laikų pagal tai, kas kam geriau veikia. Taip pat, manau, stiprės interaktyvūs formatai. Video su integruotomis apklausomis. Koks įdaras to skanesnis? Obuolių ar varškės? Oho. Arba mini žaidimais pačiame video. Tokie dalykai labai įtraukia. Vertikalus formatas, pritaikytas mobiliesiems, jis tikrai niekur nedings, tik stiprės. Ir žinoma, lokalizacija. Turinys pritaikytas konkrečiai vietoviai, gal net mikrorajonui. Tai leidžia būti dar arčiau kliento. Vadinasi, vaizdo reklama, ypač ta trumpa, kūrybiška ir svarbiausia paremta duomenimis, ji tampa tikrai prieinamu ir labai galingų įrankių ne tik tiems didiesiams rinkos žaidėjams, bet ir mažoms įmonėms. Augti, pasiekti savo žmones. Tikrai taip. Svarbiausia, nebijoti bandyti, eksperimentuoti. Ir, aišku, matuoti rezultatus. Mokytis iš tų duomenų. O pabėgai gal tokia provokuojanti mintis pamastymui. Klausau? Kokį vieną, gal visiškai netikėtą, gal net šiek tiek keistą, nestandartinį video formatą jūsų verslas galėtų išbandyti jau rytoj. Ne tik tam, kad informuotų, bet kad nuoširdžiai nustebintų savo klientus, kad išsiskirtų iš tos visos informacinės masės. Ką tokio būtų galima sugalvoti?